Rubriką Prie garažo remia uždaroji akcinė bendrovė Kredora. Automobilis visuomet yra našta jūsų kišeniai, tačiau žiemos sezonu važiuojant netinkamai ar nepasiruošus, ši našta gali pateikti ir dar brangesnių staigmenų. Štai keletas patarimų, kad nepatirtumėte netikėtų remonto išlaidų ir išvengtumėte avarinių situacijų. Rubrika Prie garažo ir darbo rinkos mokymo centro vairuotojų mokymo skyriaus vadovas, automobilių ir saugaus eismo taisyklių žinovas Vytautas Šakėnas jums pasakoja apie 11 pačių svarbiausių taisyklių, kurių derėtų laikytis kiekvienam vairuotojui, besiruošiančiam automobiliu važinėti ir šaltuoju metų laiku. Padangos – bene svarbiausias kriterijus, į kurį prieš žiemą privalo krypti visų vairuotojų žvilgsniai. Vasarinių padangų guma žiemą sustingsta, todėl blogėja sukibimas su keliu, stabdymo kelias ilgėja, o automobilis tampa nestabilus. Be to, įvykus eismo įvykiui netinkamomis padangomis važiavęs vairuotojas rizikuoja prarasti teisę į draudimo bendrovės žalos atlyginimą. Na, turbūt visi gerai žino vieną dalyką, kad artėjant žiemai jau iki lapkričio 10 dienos mes turim pasikeisti padangas. Nebegalim važinėti su vasarai skirtomis padangomis. Reikėtų važinėti, aišku, geriausia žiemą su žieminėmis padangomis. Na, galima su universaliomis, bet universalių padangų stabdymo kelias visada bus ilgesnis. Kai kurie vairuotojai pražiopso radiatoriaus aušinimo skysčio galiojimo laiką. Teoriškai šiuolaikiniuose automobiliuose skystis vairuotojų liaudiškai vadinamas antifrizu gali laikytis iki 4 metų. Tačiau klimato juostoje, kur vyksta labai dažni dideli temperatūrų svyravimai, specialistai pataria aušinimo skystį keisti kartą per metus. Analogiškai reikia elgtis ir su tepalais. Jų darbo laikas palyginti su gamintais prieš 10 ar 15 metų pailgėjo vidutiniškai 2 kartus. Kiekvienas gamintojas automobilio naudojimo instrukcijoje nurodo ridos intervalą, po kurio reikia keisti tepalus. Jei vairuotojas nenuvažiuoja per metus nurodyto kilometražo, tai tepalą reikia keisti kartą per metus. Dar prieš žiemą reikėtų pasitikrinti aušinimo skysčio, koks jis yra, ar nesenas, ar jisai ten nėra, sakykime, vasarą galbūt leido jį, dapylėm vandens ir panašiai. Šiaip aušinimo skystį nereikia galvoti, kad jis yra amžinas, aušinimo skystis irgi turi tarnavimo laiką, sakykime, maksimaliai galbūt 4 metus. Pirmas rodiklis, tai jeigu aušinimo skystis drumzlinas, tai jį būtina tikrai pasikeisti. Tepalai. Tepalus, aišku, mes nustatytų periodiškumu keičiam, bet prieš žiemą visada rekomenduojama užsipilt pusiau sintetinius, galbūt, aišku, geriausia ir sintetinius, tada variklis tikrai lengviau užsives. Vėlgi, grįžtant prie dizelių, ir pačiam yra iš patirties sutekę, kada variklis sunkiai užsiveda arba jau prie žemesnių temperatūrų neužsiveda, prisimeni, kad kuro filtras yra nekeistas. Tai visada dizelinių variklių, dizelinių automobilių vairuotojams rekomenduočiau prieš žiemą būtinai pasikeisti degalų filtrą. Statistika rodo, kad bent 25 procentai gedimų vyksta dėl elektros ūkio problemų. Žiemą atšalus iki 15–20 laipsnių žemiau nulio išlenda visi jūsų ratuotos elektrinės trūkumai, bet tuomet jau būna per vėlu. Visko iš anksto gal ir neįmanoma patikrinti, tačiau bent akumuliatorių pasitikrinti, prisiminti, kiek metų jums jis tarnauja verta. Akumuliatorių specialistai sako, kad beveik kiekvieną akumuliatorių galima užsimerkus išmesti utilizavimui po 4 metų darbo. Vytautas Šakėnas primena, kad viso dėmesio akumuliatoriui skirti nederėtų, nes jūsų automobilio elektrinę sudaro ir kiti nemažiau svarbus agregatai. Na, o dažniausiai tai mum ryte pakiša koją elektros įranga. Tai mes turim tokius 3 svarbius prietaisus, tai akumuliatorių baterija, starterį ir generatorių. Be abejo, artėjant žiemai reikia prisiminti, kokį akumuliatorių mes naudojam, galbūt jisai yra jau kelių metų senumo ir reikėtų, aišku, jį pasikeisti naujesnį. Nes tada, kada neužsivedam, tada tik tai suprantam, kad jau laikas keisti akumuliatorių bateriją. Na, kitas dalykas, galbūt ir akumuliatorių baterija yra tvarkinga, tačiau ypatingai su dizeliniais varikliais važinėjant mieste, kada mes važinėjam trumpais atstumais, neilgai generatorius krauna tą akumuliatorių bateriją, o labai dažnai tenka užvedinėti, mes paprasčiausiai jo nepakraunam ir be abejo kažkurį tai rytą
mes galim ir sunkiai užsivesti automobilį. Todėl reikėtų ir papildomai garaže ar kažkur kitur servise tą akumuliatorių bateriją pasikrauti. Na ir nereikia stebėtis, kad ir turint gerą naują akumuliatorių bateriją, kada yra 10-15 šalčio, jinai praranda gana nemažai, 15-20% savo talpumo ir nenuostabu, kad toks akumuliatorius suks starterį silpniau. Generatorius be abejo, jeigu yra kažkoks gedimas, jis nepakankamai krauna akumuliatorių bateriją, tai irgi ryte galime neužsivesti. Na ir kartais dar gali būti ir starterio problemos, išdirusios įvorės ar panašiai. Na, dar apie elektros įrangą kalbant, tai dizeliam vėlgi yra tos pakaitinimo žvakės. Labai dažnas atvejis, kad mes sunkiai užvedam arba neužvedam automobilio tada, kada jos blogai veikia, perdegusios yra. Tai irgi prieš žiemą jas reikėtų pasitikrinti. Jei langų plovimo skystis užšalantis, būtina jį pakeisti neužšalančiu. Kad skystis neužšaltų sistemos viduje, patartina pirkti atlaikantį bent 25 laipsnius šalčio skystį. Na, turbūt kiekvienas vairuotojas žiemos pradžią pajunta tada, kada važiuojant iš darbo, papurškiama yra ant langų skysčio ir pamatoma, kad langai aptraukiami yra leduku. Tai matyti visada yra pirmas pasakymas, kad laikas automobilį pasiruoš žiemai. Tai be abejo, be to, kad mes dažniausiai užmirštam vasarinį langų plovimo skystį pakeisti į žieminį. Daugelis vairuotojų po nakties šaltą rytą net nesistengia nuvalyti šerkšno nuo visų automobilio langų, taip gerokai sumažindami matymo lauką. Mažas nuvalytas stiklo plotelis ties vairuotojo akimis toli gražu saugumo eismui neprideda. Kitas žiemos priminimas tai būna turbūt dažniausiai ryte, kada automobilį pamatom apledėjusi ir mes turim nusivalyti langus ir tada suprantam, kad neturim su ko valyti. Taip, kad neatsirastų vairuotojas tokioje situacijoje, kada reikės ten su šukom ar su dar ko nors tuos langus gramdyti, tai be abejo jau artėjant žiemai, artėjant minusiniam temperatūrom, reikia tą automobilį reikiamai sukomplektuoti ir techniškai paruošti žiemai. Na, dėl komplektacijos be abejo tiek žiemą, tiek vasarą yra pravartu turėti pirštinės. Žiemą įsidėti būtinai reikia langų grandiklį. Na, be abejo, visai pravartu būtų ir nusipirkti skysčio, kuris atitirpina užšalusius langus. Tenka žiemą matyti rytais, kada važiuoja automobilis, vairuotojas prasivalęs nedidelį langelį, važiuoja kaip tankė, tai visada reikia pagalvoti, ar tai saugu. Juk mes turim puikiai matyti 360 laipsnių kampu, kas dedasi, o ne tai, kad tik tai priekyje. Žiemos metu Lietuvoje dažnas dalykas ir šlapdriba, tad būtina pasirūpinti ir gerais valytuvais, nes jie taip pat didelis pranašumas siekiant saugiai vairuoti. Teoriškai valytuvus patariama keisti kas metus ar dvejus, tačiau prieš žiemą geriau pasižiūrėti priekabę akimi ir jei darbo efektyvumas prastas, pakeisti juos netaupant. Neužmirškite specialių skysčių ištepti automobilio durų gumų bei spynelių. Kitaip gali tekti mindžikuoti prie užšalusių durų ir geriausiu atveju spynelę šildyti žiebtuveliu ar degtukais. Kartais mes nesugebam atsirakinti automobilio, užšalusios spynelės ir dėl to vėlgi reikia įsigyti skysčio, suteptas spynelės, kad neturėtumėm tų problemų. Na ir kartais, kada būna drėgni orai ir naktį pašąla, tai sunkiai atsidaro durys. Ir kada mes per jėgą jas atidarom, tada pamatom suplyšusias apsauginės gumas. Todėl jas prieš žiemą reikėtų sausai nuvalius, supurkšti specialių skysčių, silikoninių kažkokių ir panašiai. Žiema tas metas, kai šalies keliai tampa ypatingai sūrūs. Tonos druskos ant kelių nugraužia ne tik ledą bei sniegą, bet ir taikosi į jūsų automobilio kėbulą. Ir jei prieš žiemą spjausite į savo automobilio išorės priežiūrą, pavasarį drąsiai galėsite apsilankyti kokioje nors dažykloje arba patys imtis kėbulo paruošimo ir dažymo darbų. Korozija jūsų automobilio nepagailės. Tvarkingas vairuotojas prieš žiemą apžiūrės automobilį, gerai nusiplaus, pasižiūrės, galbūt kur nors yra rūdžių židiniai, nuvalys jos, pateps kažkokiais apsauginiais tepalais, kad žiemą netaip smarkiai rūdytų, nes žinom, kad yra druska žiemą pilama ant kelių ir tai skatina koroziją.
Žiemą svarbu stebėti orą padangose. Šaltų metu padangose atvėsęs oras užima mažiau vietos, tai yra slėgis būna mažesnis nei turi būti. Ypač didelis skirtumas susidarys, jei padangas pripūtėte esant nuliniai temperatūrai, o po kelių dienų atvėso 20 laipsnių. Šiuo atveju laimi tie, kurie nusipirko automobilius turinčius padangų slėgio daviklius, siunčiančius informaciją į prietaisų skydelį. Rekomenduojamas padangų slėgis dažniausiai būna nurodytas lentelėje ant degalų bako dangtelio vidinės pusės. Vėlgi turbūt visi vairuotojai žino, kad tas rekomenduojamas slėgimas padangose yra visada nurodomas šaltai padangai. O mes žiemą, kada šalti orai, vėlgi slėgis padangose krenta. Be abejo, tai vėlgi prarandama yra degalų ir eismo saugumas dėl to gali nukentėti. Žiemos metu degalų bakuose pravartu palikti kuo daugiau degalų. Kuo jų daugiau bake, tuo mažiau jame drėgno oro galinčio virsti ledu. Naktį užšaldamas, o dieną važiuojant automobiliu atšildamas, vanduo gali pridaryti nemažai nuostolių. Vėlgi, sakyčiau, daug vairuotojų. Dėl to, kad nėra pakankamai pinigų degalai brangus ir, tam kartui užsipila degalų tenai. Trečdalį galbūt bako ir panašiai. Reikia atsiminti, kad kuo mažiau degalų bake, to yra daugiau oro, ore yra drėgmė ir tas vandenėlis kondensuojasi ir jisai, aišku, tikėtina gali, kad iš šalto oro patekti į kuro vamzdelius ir iš karto šalt ir tada jau reikės atšildyti automobilį, kad užvestumėm. Ypač gajus mitas, kad žiemą prieš pajudant būtina pašildyti variklį, tai yra leisti jam kurį laiką padirbti tuščia eiga. Šaltų variklių važiuoti sunkiau. Tepalas sustingęs, sunkiai junginėjasi pirmojo laipsnio pavara. Iš ortakių į saloną eina vėsus oras. Tačiau gaišti laiką ir deginti benziną stovint verta tik vienu atveju, jei tuo metu valote šerkšną nuo automobilio langų. Jei langai neapšerkšnoja, negaiškite laiko ir neleiskite vėjai savo pinigų. Te reikia kelionės pradžioje šaltų variklių 5 ar 10 minučių važiuoti lėčiau, per daug neįsibėgėjant, kol variklis nepasiekia darbo temperatūros. Dizelinių versijų mėgėjai dabar jau gali rinktis modifikaciją su išankstiniu variklio pašildymu, kas aktualų žiemą tokio tipo mašinoms. Patarimas dėl variklio pašildymo ryte. Tai be abejo, jeigu langai yra apšalę, tai patarčiau užvesti variklį ir kol nusivalysim langus, tegul jisai pašyla. O šiaip tai variklis greičiau iššils visada važiuojant, nedideliu greičiu, šiek tiek aukštesnėm pavarom. Ir be abejo, mes, kadangi važiuodami greičiau pašildysim variklį, tai ir sunaudosim mes mažiau degalų, negu pasišildyti pilnai variklį, tik po to važiuoti. Taip pat pravartu kelyje rasti saugią vietą stabdžiams paspausti, kad ir jie greičiau iššiltų. Be šluotelės sniegui nušluostyti nuo stogo, dar reikėtų vis dėlto vežiotis ir užvedimo laidus ir buksiravimo lyną. Gal pačiam nereikės, bet padėsit kitam, kuriam reikės tos pagalbos. O ar jūsų automobilio bagažinėje jau yra šie reikmenys? Jeigu ne, tai nenustebkite, jei automobilio rytinis kaprizas apkartins visą dieną. Žiema jau ne už kalnų, tad tie, kurie savo automobilio žiemai dar neparuošė, turėtų suskubti. Tikimės, kad šie naudingi patarimai, vadinami auksinėmis taisyklėmis, iš tiesų jums pasitarnaus ir padės išvengti gedimų bei neplanuotų išlaidų. Rubrika Prie garažo jums linki gero kelio žiemą ir saugiai vairuoti. Rubrika Prie garažo remia uždaroji akcinė bendrovė Kredora.